Ko neradai? Salotų neradau, bet žinokit, ką radau. Žinot, kas čia yra? Čia yra pūdyta silkė. Ir aš galvoju... Žinot, palaukit iki pabaigos video. O ten mes išdėstysim detalių ir gali būti, kad teks ir jums paragauti šito pūdytą džiaugsmą. Einam ieškot salatų. Jau koinės turi? Ko mes darom tokio momentu? Koinių loterija! Trampapapapapar. Ai, tu jau ištraukiai? Ačiū skylėm. Be skėlių, bet kulniukas šviečia. Jau papusryčiavom, dabar planuojam judėti link Upsalos. Miestelis virš Stokholmo. Tai jeigu galima, aš apsimaučiau antrą koinę ir tada viską papasakosim vėliau. Kur ne kur, bet Husvarnai. Aišku, kad Husvarnai gali sutikti lietuvišką autobusą. Kaip namie, kaip namie. Gerą rytą, jeigu dar nesisveikinau. Ką, atėjau iki motociklo, šiandien biškį oras šiltesnis, netoks jau gaivus, kai buvo vakar. Tai šiandien jau net nuo ryto turbūt Meksijoje nesidėsiu. Tai jau pradėjau krautis daiktus, dabar jau yra po 8:04. Planuojam dar prasukti pro vietinę parduotuvę. Simona užmatė porą krioklių aplink šitą didelį ežerą. Tai mes važiuosim pasižiūrėti krioklę ir tada Pelavos Metalin kažkur link Stokholmo, kažkur aplinkui ten planuojam apsistoti. Tai gal bent šiandien pavyks pavažiuoti šiek tiek trumpiau, nes vakar planavau 5 stoti į viešbutį, pabaigti montuoti video ir visą ką, bet tiek buvo įdomu ir smagu visur dairytis, kad parvažiavom į viešbutį, nežinau, į dušą nuėjau gal kokią 10 valandą vakaro, dar porą valandų pamontavau, nulūžau ir tikiuosi šiandien pabaigti ir jau tada patalpinti videką. Tai va, o dabar pradėsim nuo ryto rutinos, nes mes nežinom iš tikrųjų ten, kaip ten su tuo skysčiu reikalai. Man atrodo, vėl turim bėdą. Žiūrim, ko turim. Ten matai nelabai patogus priėjimas. Įsiplėtimo bakelį šičia. Tai reikia plastiką atsukti. Ir tada galima prieiti pažiūrėti. Turim, ko turim. Teta davė leiko, mačiai jau 3 dieną. Labai geras variantas buvo. Tai va, panašu, kad to skysčio vėl nepulkas. Tas mane jau pradeda erzint, nes laukia dar daug kilometrų ir jeigu čia tai bus, tai nieko gero. Naivu tikėtis, aišku, žinai, kad jis pats išgis, bet galvojau, dapilsiu ir gana. Šiandien gerokai mažiau supyliau, tai gal čia netiek daug reikia. Vakar dar į Kopenhagą buvo Milinde, ten gerokai pakaito. Nelabai aš matai žinau, kaip veikia, bet nu šiandien į miestus niekur nelysim, pasižiūrėsim, gal šiandien bus gerai. Bet jeigu vakare vėl reiks dapilt, visai nelinksma. Susižiūrėjau motocikliuką, įpyliau biškį aušimo skysčio dar. Viliuosi, kad šiandien, kadangi važiuosim visur daugiau užmiesčiai, šiandien turbūt neteks į miestą lįst, nes net jeigu po gerų tempų davažiuotume tik iki Stokholmo, ten vakaro ant piko aš visai tenai nenoriu lyst. Galbūt rytoj ryte, nežinau. Palikau Simoną kambarį, dar biškį tvarkėsi daiktus, pavaliu šalmiukų mum veidus. Ir dabar jau yra po 8:11, tai aš viliuosi tradiciškai pusvalandžių vėliau negu planuota išvažiuoti iš aikštelės. Tai turbūt kol kas tiek. Dabar eisim vėl sudėtingiausia ryto dalis, susipakuoti visus daiktus ant motociklo ir judėsim toliau. Kaip aš džiaugiuosi kiekvienu sykį, kai mums pavyksta susipakuoti daiktų, labai gerai. Ir dar labai gerai, kad čia buvo maisto. Ir mes jį po truputį naikinam ir taip atsiranda vis daugiau vietos. Oh yeah. Ir jeigu tas skystis nebedings šiandien, tai ir bakelį bus galima išmesti. Oi, kaip gerai. Atvedė Google iki krioklio. Nu, vieta graži, nieko nesakau, jau vien va ten atsiveria. Bet problema ta, kad krioklys va ten. Krioklys aš girdžiu, jis ten ošia kažkur tai. Bet kaip jį pamatyti, aš nežinau. Nes privažiavimo nėra, prieimo nėra, parkingo nėra. Čia net per tvorą perlipus turėčiau ten kažkur žemynai. Oi, nu tai va, kai tai prasideda rytas, tai jau dar mes bandėme parduotuvę sustoti. Irgi, žodžiu, antras nesėkmingas sustojimas iš eilės. Gal važiuojam tolyn, nusinulinsim ir bandysim iš naujo. Aš pagalvojau, o koks mano ūgis? Mano ūgis...
Čia suoliukų tokį trasliuliuoja. Supamas kreslas. Žinai, gali taip sėdėti ir gali taip sėdėti. Bet aš šiaip labai bijau atlošti, nes jau čia gali sėdėti. Padarėm trumpą sustojimą tokį, pavažiavom biškį. Gražu, gera. Man tai pavyzdžiui labai atsgavo dušę važiuoja Švedijai. Jo, Danijai, tai lygumą. Nu mes šiaip iš tų lygumų atvažiavom, lygų vėjas pučia. Dabar va, pavažiavom biškį aukščiau Švedijai. Jau nuo Husvarnas tikrai prasidėjo tokia Švedija, kokio aš jų ir įsivaizdavau Švedijai. Husvarna graži jo ir prasidėjo uolas pakelėse, tankus miškai, daug spygliuočių, eismas neintensyvus, keliai platus. Jau net, žinokit, teko vairą pasukti. Danijai tai tiesiai visą laiką kelias atrodo. Biški kalnas, biški pakalnė atsirado, tai... Smagu jau, smagu. Stumai didesni, tiek daug kažkokių lankytinų objektų ir nėra, Google bent jau kai susivedi pasižiūrėti. Bet šiandien vat, biški tokią dieną atsipūs, tai labai gerai. Šiandien mes norim biški trumpiau pavažiuoti, kilometražą pasuksim, nieko labai nestoviniuosim, tik tai va, kažkur pavalgyti ir dar kažką. Šiandien pailsėsim, rytoj pėlavos mataliau. Nieko, nuotaika gera, oras geras. Sakau, įdomu bus kelinta kelionės. Šiandien yra antradienis. Tai yra 4. kelionės diena. Įdomu, kelinta kelionės diena bus, kai pirmų lietų gausim. Nelaukiu, visai nenoriu, bet kažkada bus, tai reikia su to sustaikti. Dar norėjau pasakyti, vakar degalinę iš Skarbankėlas pirkau, dabar nusipirkau tokį. Lioka. Lioka, labai skanus, mineralinis realiai, bet su kvapu. Tas kvapas atrodo, kai geri, tai atrodo, kad saldu, bet iš tikrųjų visai nesaldu. Ir atsgert gali, ir labai skanu. Rekomenduoju. Aš tokį nusipirkau. Su mangais. Man tai irgi labai skanus. Nu, bet čia jau biškis saldesnis, čia jau biškis su sultė. Geras. Ir pas jos depozitas 1 kroną. Už buteliuką. Bet turbūt nerinksim, nes nelabai turim kur dėti. Atvažiavam žvyrkelin. Mama, ku tu galvoji? Ai, negaliu čia šitaip kamerą ant kalbėti. Pip, pip. Matai, čia šitas plentinukas su tokiu prieskoniu. Nu, sako, 10 km galim bandyti ant 30 parėdėti. Pabandam. Jeigu daugiau. Tada apsisuks, važiuos 10 atgal. Penkis kilometriukus pavažiavam, nu, su plentiniam padangom žvyrkeliu važiuoti yra kažkaip taip irgi 50 važiuoju, tai taip jau daugiau ir nesinorėtų su visais daiktais. Simutė su tėvais šiek tiek atsiliko, tai aš jų dabar luktelsiu, bet labai laukiu pamatyti jų reakcijas ir emocijas pa šitas atkarpas. Aš labai tikiuosi, kad po tų 5 km, iš viso 10 km atkarpos jau toliau bus asfaltas, nes jeigu ne, tai mane prakeiks. Tik su Simonu nušnekėjom, kad būtų gerai pasimti kokio enduro pamakų kažkur tai va biškį, pasmokyti važiuoti mažą kur žvyrkelin kokiant pakliūsi. Atsinaujint motociklas būtų faina turėti įgūdžių. Tai va, anksčiau laiką. Tik pašnekėjom iš karto ir gavom. Reikia svajoti atsakingai. Kur tepaliukas? Kas tepaliukas? Škardanas? Aha. Tai gal duobenkai iš manęs grūdam? Gali būti. Ei, braliukas, tepaliukas. Iškardanas. Nu, vat su lenciukas nebūtų tepaliukas. Jėkiuos. Nu, biški ir. Simut, kas čia bus dabar? Makaronai su tušonkė bus. Turim tokį viriklytę. Čia puodžiukas. Užsisuka. Atsukam dujas ir spaudžiam mygtuką. Jums tikriausiai reiks pagalbos. Reikia prisidėti gamybą kažkiek tai. Dabar dar neskubėk.
Na, Vietnams, kurie šučio kulį tavo indelį. Netilps, tai va matau, kad reiks davyti makaronų. Nu, davai da biškė. Sakė, tilps da biškė. Netelpa. Telpa. O. Sunku. Prilipo makaronų. Sunku tokiam podė virš makarončiukų. Šūdas čia bus, aš matau. Kokie keliai tokie ir makaronai. Tai kas čia dabar bus? Tai Suomijoje remontuoti motociklas reikės? Aš tavęs prašiau, nu bet... Kad tu... Oi, kad tu net kontentą šitiek padarysi. Ai, aš netikėjau. Ir nepamirštam šlakelio majonezo. Man labiausiai širdis verkia, kad šito padžiokų plaut reiks. Indų kiekis ribotas, tai gerai bus makaronai ir iš podelio. Švedai visada makaronus tik iš podelio valgo. Žmonės kalba. Tai tu valgyk vieną, aš va. Nesdalink, nereikia, aš nenoriu, aš sotus. Ir aš norėčiau paragauti makaronų. O, podelis. Gavau podelį. Mamos įvertinimas sakė skanu, man tai žiauriai skanu. Gerai. Su tušankėlį, makaronėzau. Tai va, tėvas sakė, švediški keliai, vo. Patiko ir mum, įdomu. Medituojam, važiuojam ir medituojam. Duobė viena tik buvo, matai. Žaila, šiaip ant kiek prieš tai mum išlepino vakar su gražiam stovyklavietėm pradžioje Švedijos. Važiavom, dairėmės, nežinau dabar, gal 100 kilometrų. Nieką sekavo nemačiau. Nei suoliuką, nei staliuką. Tai kažkaip biškį nepasisekė. Čia dar biškutį didesnė tokia kišenė. Pavėjinė dar yra. O kitas tai tikrai kišenytės, kur 2 mašinas telpa. Pakelai, fūras važiuoja, užė labai nemalonu. Nu bet nieko, užkandam ir lakim. Dar vienas sustojimas ir bukinsim viešbutį. Ir tada galėsim kažkur planuotis, kur veiksmą vėliau. Gal neblogas iš tikrųjų. Oi. Žiūriu, kur mums važiuoti. Labai patinka, kaip kilimas girgžda kainė. O, kambarį apžvalgų padarom to pačiu iš karto. Langą turim. Jo, langas labai įdomus. Įdomus. Jisai varstasi. O taip. O taip. Nu, matai, va, ir aš jį galiu pritraukti, ištraukti, bet irgi. Tai reikia tokį kabliuką, žiūrėk. Šitas kabliukas, matai, čia privyrintas. Tai kad nesidarytų, čia taks prisuktas, šitų pakėlau, tada atsidarė. Tai čia pirmas įdomumas. Tai nežinau, ar gali būti, kad sudaužys malangų. Gali būti, kad pergudravimo sistema. Kitas dalykas, va, parkingai motocikliukai mūsų stovi. Labai smagu. Valiau? Jo. Lovas turim. Turim lovas. Carskas didelis televizorius, storio kaip aš. Turim. Dušas, dušas kaip dušas, ką aš žinau. Dušas. Spinta be galima kažkur čia rasti. Pagalviau, labai gerai, man patinka. Tada. Ai, durys nedarytas, nu niek tą ką, man patinka. Apie kučią viskas buvo. Važiavom pakeliui, sustavim pavalgyti, kaip matėm, pradėjom ieškoti aplink Upsalų viešbučią. Aplink Upsalų viešbučią neradom, nes arba labai brangus, arba labai... Oi, lievi, nu ir... Neįtiko, žodžiu, man kažkas. Neįtiko, jo, šiaip, nu, tipo, lievi, jeigu lievi, tai skaitas, kad per brangus iš tikrųjų. Tada nusprendėm tiesiog lygiai grečiai belio kur svarbu viršun Švedijos važiuoti, paskui, nes mes jau šiandien kaip ir niekam krataus nebeturim, svarbu pamiegoti. Ir bevažiuojant, uždarytas kelias, remontas, nu niekur mes negalim pakliūti, niekaip atgalvis, ratu veda ir veda. Tai paskui tiesiog dūriau belio kur miškan. Ir ten miškan per kiemus, per keliukus kažkaip lipam, užlipam, prakarvės, nu ir pravažiavom tik kur mums reikia, bet geras 20 minučių, sukiam ratais tiesiog kelis kartus tuo pačiu keliu, nes ir navigacija taip pat perskaičiuoja ir jokių ženklų nėra, kad kažkaip apvažiuoti.
Tiesiog, kad galimės ten gražina. Atvažiavam čia, toks jau fainiai, miškuose šitas viešbutis. Ir toks matas, tikrai senas statybas. Labai atspūtis administratorius man pastika. Katras tiesiog, kai ateini, tai prastai, va, čia tokios taisyklės, taip tas anas. A čia tiesiog atėjo, koks tavo vardas? Simona. 306, 308. O tai viskas? Jo. Tai trečiam aukštui. Tai tiek, atėjom jau kambariuos, apsižiūrėjom, viskų tėvai sako, žinok, kaip pikta, nepikta, bet sako, mūsų kambarys netvarkyta, žinai. Tai įdomu, kurat, lova, kaip išlipta, taip išeita, rankšluosčiai sujaukti vanią viską, žinai. Jam pasakyti, ten administratorius vėlgi atspūtys telefoną, nuslėlekino, net nekreipia dėmesį. Šiaip netaip atkreipėmės jau ją dėmesį, pasakėm, sako, kodėl, neįmanoma, kad nešvaru, kalčia tas raktas tada padėtas. Gerai, tai imkit kito. Kol mes laukiam tą dėmesį atkreipti, ten buvo dar tokia kortelė, kad galima pusryčių paketą užsisakyti, ten už 7 gal euriukus. Paklausiau aš jo, sakau, čia matau, pusryčius galima užsisakyti. Pusryčius? Neturim mes pusryčių. Tai sakau, čekas į tą lentutę rodo, tas tai paėmė tų popierių ant žemės, numetė. Nedarom. Tai va, tai labai įdomu, bet šis viešbutis vieni mes čia esam. Nieko, gerai, geležinkelio bėgiai vietai. Bet yra šviesioji pusė. Kiek kainavo? 123 eurus už 2 kambarius 4 žmonėm. Gaila be pusryčių. Jo. Bet vis tiek. Bet vis tiek neblogai. Tai va tiek. Eisim dabar mes vakaro darbais užsiiminėti. Dar pamiršau smagiausią dienos akimirką. Kojinės, kurių nereiks plauti. Neplaunu kojinių. Blema, dar pats negaliu patikėti. Jeigu pats viešbutį, šiaip savo tai vieta faina. Va, kiemukas, va ten galėsim atsisėsti. Gamta. Ir motocikliukus matom pro langą, labai smagu. Užsiimsim vakaro rutinom. Reikia pasitepti lenciūgas, susižiūrėti dalykai, pilnus bakus užsipylėm. Šiandien anksčiau sustojom, rytoj galėsim anksčiau išjudėti. Pusryčių nėra, parduotuvės nėra, nieko nėra, tai neturėsim mes čia ką ilgai veikti. Galų laukiam, grinai, ką kentą atvežė. Einam tepti lenciūgą. Tai va, šiaip lenciūgą visada tepam po kelionės vakare, kol lenciūgas dar šiltas. Dabar spėjom persvilti kolką, tai jau nebe, bet šiaip įprastai tik sustojam ir iš karto šiltą lenciūgą užpučiam. Tada rytą važiuojam, manas jau tiek gal biškiai mažiau taškas visokų, nes iš karto užpurkštum ir važiuotum. Tai kas tai liktų, tai tikriausiai, kad viskas nustaškytų. Tai va, bet šitaks tepaliokas irgi daugiau taškas. Gerai, kad yra centrinė kojelė, tai daug patogiau. Gal tau padėti? Labai patogiai atrodo. Laikyk, aš pasuksiu. Gerai, suk. Greitai gali suk. Ir iš vidaus. Klausykit, kolega. Gal biškai jūs klausykit, kolega. Šiandien patepsim riebiai, nes, kaip matėt, pavažinėjom žvyrkeliais. Šiaip nevalau lenciūgą iš tikrųjų, visi ten šveičia. Anksčiau žaisdavau, vargdavau su žybalu. Aš manau, kad jeigu negaili tepti, tipo, ar tu pravažiuosi 50 000 su lenciūgu nekeistų, ar 60. Geriau pasikeisti lenciūgų ir nevargt vakarais. Tai va, pritepėm, dabar važiuojam Simonas patepsim. O dabar pademonstruosim, kaip darom, kai nėra centrinės kojelės. Tada biški daugiau varka ir atrodo juokingiau viskas. Jaučiu, kad man koja nupuršti. Gali būti. Oi, pripurškiam negailėjom. Tiek tų vakaro darbų. Dabar eisim, susinešim paskutinius daiktus į kambarį. Ir kimariukas. Va taip patogiai. Kaip tau, Simuk, liftas? Jaukas, parodyk nuotraukas. Viskas aišku pasidarys.
Tai va, nusprendėm pavakarieniaut. Paspėsiam dešyčių visokių viską, nes mes čia pakliuojam vidurį niekur, niekam mums nepasiūlė, tai gerai, kad mes viską buvom pasirūpinę. Buvo vienas komentaras, kad vietoj majonezo reikia pasimti krienų. Ir žinok, likimas taip suklostė. Aš Vokietijoje išvažiuodamas sustojau krautuvę. Tai pamačiau užtepėlai. O su žiūriu lašišytę nupiešti, kažkas sakau bus užsitepti. Pasirodo, krienas. Negali pykti. Ačiū. Sveiks, drūs kolega. Nusnaudėm. Dabar yra 5:07. Prabudau šiaip netiep, be žadintuvo. Buvau vakare uždėjęs videką kelt. Tai hotelio Wi-Fi toks, kad nuo 11 valandos iki pusės 6 ryto įkėlė 100%. Visiškai nepasidžiaugiau, nes šiaip kaip ir norėčiau gal už valandas kokias išvažiuoti ir matau, kad tikrai nespės kelt. Perjungiau ant duomenų ir dabar gal bus greičiau. Šiandien esame apsistoję miestelį Ramne. Ir bandysim važiuoti viršų bent jau iki Sunsvalio, kas būtų apie vėl 6 valandas gryno vairavimo. Tai mums čia faktiškai visą dieną su sustojimais. Ten virš Sunsvalio yra uolos, kur galima pasivaikščioti tokiais kaip mini kanjonais. Tai visai įdomu būtų ten pablūdyti. Ir šiandien jau žiūrėjau prognozę, panašu, kad bus lietaus. Šitas biški mažiau nuteikia gerai dalykas. Šiaip miegojom neblogai, buvo karšta, prisileidom uodų iš vakaro. Labai. Man patiko. Simonas sako, jai patiko. Eisim dabar. O, reikės. Kadangi iki šioliai visus rytus dapilinėjau skysčio naivo, būtų tikėtis, kad šiandien nereikės. Bet aš tikiuosi, kad šiandien nereikės. Eisim daryti ryto rutinų ir šiandien, kadangi viešbutis pusryčių nesiūlė, o šitam kaimukė nėra nei parduotuvės nieko, tai ko gero išvažiuosim ganėtinai anksti. Manau, kad tarėmės kelti 6, tai tikiuosi, kad 7 jau būsim kelyje. Susitiksim prie motociklo. Ei, vos nepamiršom svarbiausių. Taigi, kojinių loterija. Vėl juodas. Nu nieko nesakau, nenoriu pasirodyti mandras, bet visai norėjau spalvotų. Gal rytoj pasiseks. Nakčiai liftas išjungtas tikriausiai, nes dabar lipau laiptais. Ir duris užrakintas, tai per kažkokį šoninį išėjimą išlindau. Nežinau, ar išeis įeiti atgal, nes duris tai užsidarė. Tai va, o dabar aš jau atsinešiau truputį daiktų prie motociklų ir pradėsim nuo ryto rutinos. Einam pasižiūrėti, kaip mūsų skysčiai motocikliuką laikosi. Galiu pasidžiaugti. Pilna. Labai gražiai ties viršutinę normą, kaip vakar pripyliau. Tikriausiai labai daug subėgo vėliau į sistemą ir kiekvieną rytą čia, kai dapilinėjau, tai vis dapildavau, ko gero, kad jį kaip tėvas vakar sutraukdavo. Bet dabar, kiek vakar pripyliau, tiek šiandien turiu. Gal, kad mieste nebuvo pakaitęs normaliai. Nežinau, bet džiaugiuosi. Dabar jau man ramiau. Dar galima apžiūrėti, ar pas tėvą nebėga iš kardano tepaliukas. Va čia. Vakar tuo žvyrkeliu prasilėkėm miške ir vėliau dar sakė į duobę pataikę. Ir kaip dulkėje labai matys buvo pasitaškę tepalą. Bet dabar atrodo sausa, nes nuo paskutinio pavalymo pavažiavom apie 100 km. Tai jeigu nieko, gal ir nieko. Gal pavyks sklandžiai tęsti kelionę, kas būtų labai džiugu, nes jau buvo minčių, kad gali tekt ieškoti vietinę meistrelę, kas būtų užtrukę mums laiko. O laiko mes per daug ekstra ir neturim. Nes kaip minėjau, lekiam į draugo vestuvės. Draugo vestuvės kitą šeštadienį, bet mums dar laukia parvažiuoti labai nemažai kilometrų. Aš manau, Švedijoje dar kokias 3 dienas važiuosim su šiandieną. Tada dar visą Suomiją. Ir jau tada persikels Estijos Latviją. Tai atrodo to laiko daug, bet iš tikrųjų manau, kad čia daugiau mažiau panašiai ir gausis. Visiškai išeidinėjom dabar, tai visiškai Vaiduoklių viešbutis toksai mes. Liftas atjungtas, visur kalidorios nutamso, žinai. Registratūrai nieka nėra ir ten kiekvienam kambarytė yra pagalbos mygtukai, kur jeigu kažkas tai apačioj pirmam aukšte rėkia, ta sirena niekam nerūpi,
Durys užrakintas, išeidinėjom kažkur per šonų, per kažkokį išėjimą, aišku, neaišku. Dabar reiktų įneiti, tai gal ir nebeįneitumėm. Tai gerai, viskas susirinkam ir išvažiavam. Šiaip iš viso esam nuvažiavę 1765 km ir šiandien traukiam link Sundsvalę. Dabar yra be 2 minučių 7, tai šiandien išvažiuojam biškį anksčiau. Gal, nežinau, iki Sundsvalio, gal ir toliau mes spėsim pavažiuoti. Tai pirmas sustojimas, dabar reikia į parduotuvę ir papusryčiauti. Tai važiuojam. Truputį pavažiavam, tas truputį tai apie 1,5 valandos. Šiandien rytas mūsų geras, saulytė šviečia, šilta. Nei vėsų, plius 17, pats gazas važiuoti, pats gazas. Buvo biškį negandų, buvom viešbutį palikę pakrovėję. Tai gerai, kad po 13 km įminėm, tai va tai pusvalandį sudeginam. Bet nieko, visai gerai važiuojas. Jeigu da ir šiandien nenulytų, bet jau nebėjom Dievo medį, nėra blogai. 5 dieną be lietaus, džiugu. Dabar einam ieškoti pusryčių. Pirmą kartą mačiau, užsisakėm bulvių košę su dešrelėm ir bulvių košę padarė bulvių košės mašina. Ir turim bulvių košę. Tai va čia mūsų šiandien pusrytis. Čia agurkiukai, ten apačioj bulvių košę, biškį padažiukas ir dešrytės. Man čia visai skaniai, žinau, bet aš čia valgau degalinę, nes noriu valgyti. Iš pradžių galvojau bus nesąmonė, bet likau tiek sužavėtas, kad antrų pasiėmiau. Šitas patiekalas kainavo 54 kronas, tai kažkas apie 5 eurus. Bet karšta bulvių košė, agurkiukai, dešrytės, skaniai, puikiai. Galėsim dabar traukti toliau ramiai savo. Antrą reisą, kai paprašiau, tai vyrė man atskirai dešrelių, nes sako, nebeturiu, sako, tai visas suvalgėt, niekas rytais tų dešrelių tiek nevalgant. Važiavam ir užkliuvo už akies visai, kad šiaip labai miškingas vietovės ir kuo toliau mes kylam šiaurėn, to jas labiau bus miškingesnės, bet kartu tarp miškų ir labai daug akmenų. O ten va gal matas, nežinau. Labai ir visur miškuos, belio kokio dydžio, pilna puntukų. Tai visai gerai atrodo šiaip. Įdomiai. Čia jau nepagrybausi. Radom dar tokį. Kiauliavoras. Ar jis gali vaikščiot lubom, negali saugtis. Jis kiauliavoras. Čia mes matom, čia yra Botnijos įlanka. Ją nuo Baltijos jūros skiria Alandų salos. Ir jinai davaliai ilga. Aš galvojau ten, kad čia visur ta Baltijos jūra, bet čia pasirodo jos ilgis virš 700 km net. Tai mes ir ją apvažiuosim. O išsukom truputį iš kelio. Norėjom pasižvalgyti po apylinkės, nes buvom įvažiavę į autostradą prieš tai. Irgi pasižiūrėti, kaip atrodo, tai iš tikrųjų autostrada nelabai kas skiriasi nuo tų šalutinių kelių. Nes irgi vietom viena jos skirtumas tik tas, kad 110 vietoj 100 gali važiuoti. Srautas nėra didelis, sustojom į degalinę užsipilt kuro, tai buvo pigesnis negu visas šitas dienas iki šiol įpylėm kažkur miesteliuos. Kas irgi keista, nes įprastai autostradai būna brangiau. Kadangi jau kurį laiką važiavam, sakom, reikia pailsėti, tai į degalinę sustojo, užmanėm, kad čia yra toks švyturiukas dar. Galvojau, kad į tą švyturį bus galima užlipti, bet jis tiesiog va toks švyturiukas. Buvo verta iki čia važiuoti iš tikrųjų. Pakeliui važiuojant užmatėm ir briedį. Ai, tiesa, autostradai matėm briedį. Ne ant kelio, šalimais, bet tai va tokia čia autostradas, čia net briedžia autostradas ir stirnas laks, žodžiu. Ko turi jie tai akmenų, pažiūrėkit, kokį dydžią akmenis, mane tai stebina. Ir aš manau dar nustebins, nes mes dar kilsim į viršų ir kuo giliau miškan, tuo daugiau medžių. Aš kažkaip pamačiau švyturį ir nėra laiptų, negalima užlipti, bet Simas sako, gal yra durys. Yra spina. Visai įdomu būtų švyturę vidum palaipėti. Pravažiavam fragmentėlį ir pagalvojam, kad metas sustojti užkasti. Sustojam čia tokion vietiniam krautuvėlon. Nusipirkam salatyčių bliudelį. Nusipirkam visur šitą prikrautą. Čia tokio velnė, kaip vos ne picas padas, bet visur prie duonų pridėta. Aš padariau išvadą, kad labai populiarus dalykas, nes priedukas dar nupieštas kažkoks.
Estrėlas nebandytų skonį. Porą kriaušių. Ir braškinį daimą. Už viską sumokėjom 168 kronas, bet tai yra apie kokių 15 eurų panašiai gal. Dabar mes judam link miestelio Doksto, o prie tos Dokstas ten yra tokios uolos, kur galima tarp jų pasivaiščioti. Nu tai nuotraukose gerai atrodo. Tai va nežinau, ar šiandien vakare bandysim ten nueiti, ar rytoj iš ryto. Ir dar džiugus dalykas, kad kol kas visai neblogai sekas bėgti nuo debesies, nes mus vejasi lietaus debesis, bet mes dabar dar pasaulė, tai mes per ilgai stengsimės neužtrukti, užkandam ir lekiam. Mums dar liko 107 km, kokias 3 valandas važiuosim, bet manau, kad apie kokią 5 jau stosim į nakvynę. Geras daiktas, man patinka čia. Tokia labai minkštutė, vos ne kaip picas padas, bet labai geras. Makaroniuko labai gerų užtaikiau. Labai tema, labai tema. Oi laimingas, oi, oi. Tai va, greitai padarysiu kambarį apžvalgą, kol da neprisinešėm daiktų, nes mes visada pirmas įnešam visus daiktus, viskų išsimėtam, padarom spragimų, suvokam lovas ir tada padarom kambarį apžvalgų. Tai va, kambariukas nedidžiukas. Va, turim darbo stalą, darbo sofą, darbo lovą. Nu ir tokį šiaip savo dušų. Bet turim. Tai vis tiek jau neblogai. Tai va, bet šiaip įdomumas šito viso viešbučio yra tas, kad va, atėjom, durys tiesiog buvo atidarytas, radom raktus, nėra jokios administracijos, tiesiog gavom instrukcijas, kaip elgtis, koduką nuo durų ir sakė, susiras jūsų kambarys tas ir tas, nusileiskite į virtuvę, suvalgykit torto, atsigerkit arbatos, apsitarnaukit patys, o ryte jau rasit ir mus čia. Tai va. Bet šiaip jaukiai, gražiai. Visai kaip namie. Ne, pas mane namie taip nėra. Va, šitas jo, šitas kaip namie maksimaliai. Ir va čia va, valgomasis, rytoj bus pusrytukai. Ir čia sakė pasivaiškim torto. Torto. Mums paliko torto. Ir sausainių. O sausainiai trupuniukai. Uždyko labai skanu. Ir va čia kaip sučiausim, matysim maciukus. Registratūra sakė, būna iki 1 valandos gavau tokį laiškutį, tai tikriausiai paruošia pusryčius, sutvarko kambarius ir paskui jau laisvas laikas. Mums dar nelaisvas laikas, einam susinešim daiktus, galbūt nuvažiuosim į parduotuvę, ką nors nusipirksim vakarieniai ir tada truputį apžvelgsim dienos pabaigą, kaip mums sekės atvažiuoti iki čia. Šiandien nuvažiavom daug kilometrų, kuo labai džiaugiuosi. Buvo geras oras, kai galvojom, kad lis, tai labai džiaugiuosi, kad nelijo. Tik vėjuota buvo, dėl ko pavargau, bet buvom prie Švyturio, buvo akmenuotas jūros krantas, na, įlanka, bet labai patiko, labai gražiai. Puikiai diena, viskas tvarkoja, labai gražų viešbutuką radom. Radom pagaliau nusipirkti surstromingą, kas yra pūdytas silkė. Labai džiaugiuosi, nes labai ieškojom ilgai. Tai va, tokia diena, nežinau. Labai džiaugiuosi, kad daug kilometrų. Tai jau arčiau tikslo vis. Taip, tai pasibaigėm vakaro darbus, apsipirkom ir žinokit, apsiniaukę. Tai va, labai džiaugiuosi, kad visą dieną mes bėgom nuo debesio, bėgom ir pabėgom. Dienos pabaiga buvo tokia, kad paskutinius porą šimtų kilometrų labai taršė vėjas, toksai nestabilus iš visų pusių, tai ir taip gūsiais tokiais. Tai labai išvargino, atrodo, važiuoji ir nežinai, iš kurios pusės tikėtis, iš karto verčia. Tas labai nuvarė nuo kojų. Paskutinę stotelę dar buvau nusimatęs tokias uolas kaip kanjonų, kaip tarpeklių būtų galima praeiti, bet nuvarėm ir tenai prakastą naują kelią daro ir žodžiu, ten norint tai būtų reikėję davaliai toliai eiti, šiek skipinsim ir pasiliksim kitam kartui. Tai arba kitas iki grįžt su labiau pritaikytais bekeliai motociklais, kas būtų labai protinga važiuojant Švedijai, nes pasitaiko žvyrkelių, nors tie žvyrkeliai ir labai geros kokybės, bet vis tiek su tėvuko motociklu važiuoti jau tikrai sudėtingas tais tokiais keliais. Kitas geras dalykas. Ką nusipirkau parduotuvėje? Galiu parodyti. Senai ieškota
Kas nežino, kas čia yra, tai yra švedų delikatesas pūdyta silkė. Čia yra tas daiktas, kur visi videkų žiūri, kur atsidaro, iškart pradeda žiaukčiat ir taip toliau ir net paragauti nereikia, kad suprastum, kad labai blogai. Ir šitoje vietoje tikriausiai pastebėjot, kad pasikeitė mano aplinka, apsikeitė nebereikalo dėl to, kad aš žioplys ir sugebėjau ištrinti dalį medžiagos, kurią praeitas dienas buvau nufilmavęs. Tai šitoj pabaigoje, kurią norėjau įmontuoti, norėjau papasakot, kad ta silkė, kurią aš turiu, yra skirta dovanų jums. Ir mums kilo mintis, kad mes galim paskelbti konkursą, tokį labai paprastą, galbūt bus visai smagus žaidimas. Sąlygos labai paprastos. Visų pirma, jūs turit būti prenumeravę Vanagėlio kanalą YouTube. Antra sąlyga, spėkit komentaruose apačioj, kiek kilometrų nuo taško Apeldornas iki taško Antalieptė susisuks mūsų motociklo odometruose. Kieno variantas bus arčiausias tiesos, tam mes patys atvešim ir asmeniškai įteiksim tą pūdytos silkės indelį. Ir turėsit progą paragauti švedišką delikatesą, kurio, tarp kitko, mums nebuvo taip paprasta susirasti, nes mes tą mintį jos ieškoti ir galbūt paragauti kažkur kelionėje turėjom jau senai, bet nuo pat pirmo sustojimo į parduotuvę Švedijoje mums iškart kilo nesklandumai, nes sako, oi, ne, žinokit, jos sezonas prasideda rugpjūtį, niekur parduotuvėse nėra ir tu sako, galit bandyti ieškoti, bet vargiai. Trečiojo, gal ketvirtojo parduotuvė, jau gerokai šiauriau pavažiavus į Švediją, pavyko surasti kelis indėlius tos silkės. Tai va, mes jas parsivešim ir pasidalinsim su jumis. Ir dar tiesa turiu paminėti, kad konkurso nugalėtoją tikriausiai rinksim birželio 12 dieną, kada prognozuojam, kad pasieksim kelionės tikslą Antalieptę. Ir žinosim tikslius odometro rodmenis, kurie padės nuspręsti, kas laimėjo silkę. Tai taip, tikriausiai ir baigsiu šį epizodą. Tai tam sykiai. O aš būsiu ryklys ir surysiu tave, kaip skanu, taip te valgiau sapne, taip te valgiau sapne. O aš būsiu ryklys ir surysiu tave, kaip skanu, taip te valgiau sapne, taip te valgiau sapne.